Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandien pakalbėsime čiut apie dirbtinį intelektą ir ar jisai tikrai atims darbo vietas iš jūsų ir kaip tai prisitaikyti prie jūsų aplinkos. Ar kyla klausimas tau, kaip dirbtinis intelektas integruosis į verslą ir kaip gali iš tavęs atimti darbo vietas? Tai reiškia, jeigu dirbtinis intelektas ateis į tavo verslo arba darbo poziciją, jis iš tavęs gali atimti darbo vietą. Bet yra viena išlyga. Tu gali prisitaikyti prie dirbtinio intelekto. Pavyzdžiui, Maksimos darbuotojai yra darbuotojai. Tai reiškia, jie turi paprastas kasas. Yra ir savitarnos kasos. Savitarnos kasos remiasi tai, kad jūs yra dirbtiniu intelektu pagrįstos kasos. Tai reiškia, kad jeigu Maksimos kasininkė išeis iš fizinės vietos, kur skanuoja prekes, jinai perės prie dirbtinio intelekto vietos. Tai reiškia, kad tam pardavėtojas išmanyti techninius visus dalykus, kad tam dirbtiniam intelektui padėtų sąveikauti su aplinka. Tai reiškia, jūs turėsite keisti savo profesiją, lokaciją ir netgi įgyti naujų žinių, kad susipažinti su dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis. Tai reiškia, jūs turėsite prisitaikyti prie dirbtinio intelekto ir jūs neprarasite savo darbo vietos. Jūs pakeisite nuo vienos pozicijos prie kitos pozicijos ir tai yra faktas. Ką visa žiniasklaida galina, kad jūs neteksite darbo vietų ir vietas, kurias narė nesukurtas, tai yra tikras melas. Nes kiekvienas žmogus žino, jeigu jisai prisitaiko prie technologijų, jisai niekados nepraranda savo darbo vietos. Jeigu jisai neprisitaiko prie technologijų, jisai visados praranda savo darbo vietą. Tai reiškia, jeigu jūs būsite protingi, turėsite žinių, mokysitės ir nuolatos tobulėsite, dirbtiniam intelektui iš jūsų nebus šansų atimti darbo vietų. Tai reiškia, prisitaikyti. Ir aš jums parodysiu daugiau informacijos, kaip dirbtinis intelektas iš jūsų neatims darbo vietas, bet sukurs didesnę naudą jums. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo Mindaugas, verslo kalvis, sekite mane, žiūrėkite mano kanalą. Ačiū už dėmesį.